chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know. Žinau, kad labai nusiminiai nuo to laiko, kaip parašė, kad vakarėlio nebus. Ja. Tai gal nesijaudink, gal kažkas po vakarėlį sudarys pats? Reiven. Nesupranti, aš tam vakarėliui visus metus ruošiaus. Dekoracijas karpiau ir viską dariau. Ai, o dabar nieko. Nu va, blogai. Klausyk, ar tu žinai, kad tu dar savo vardą man nepasakei? Aš Triksė. Malonu susipažinti. Tavo vardas kas? Aš Triksė. O kas? Koks tavo vardas? Dar kartą? Aš Triksė. Aš nesuprantu, kas tau yra. Oi, blogai. Atrodo, tikrai vardas Triksė. Nu taip. Oi, blogai. Oi. Reiven, tu mane gąsdini. Kas yra? Oi, tu nesuprasi. Oi, tu kaip nesuprasi. Nu, sakyk, kas yra. Oi, negaliu sakyti Triksei, kad Keidensė nori jam nužudyti. Kažką galvot. Ai, nu, supranti, mano šeimoje buvo pusseserė Triksė, va. Ir ji, žinai, nusižudė ir mano šeima sakė, kad, žinai, man nedraugauti su jokiomis Triksėmis, nes mano šeima galvoja, kad Triksės yra visus tokios daukštos, bet aš pamačiau, kad tu ne, tai aš nežinau. Reiven, tu man čia kažkokius makaronus kabini. Ne, aš nekabinu makaronų. Tu čia atvažiuodamas kažkaip minėjai, kad tu neturi šeimos. Aš turėjau aš turėjau, bet jie išvažiavo ir ten kai kas mirė ir ten, nu, taip pat. Nu, gerai. Nenori pasakoti, tai gerai. Ne, bet Reiven. Kas atsitiko tavo šeimai iš tikrųjų? Nu, supranti, kaip ir sakėjai, aš neturiu šeimos. Ir kur jie dingo, tiesą sakant, aš netgi negaliu pakęsti savo šeimos. Viskas prasidėjo labai seniai. Aš laimingai gyvenau su savo šeima ir staiga pasigirdo šūviai. Na ir aišku, prasidėjo karas ir supranti, ten šovėsi ir mūsų šeima nusprendė išvažiuoti iš to miesto, tiksliau iš šalies. Ir mes norėjome išvažiuoti ir staiga atėjo kažkokia moteris ir pasakė, kad jai reikia vieno vaiko ir kad jį gerai pasirūpins ir viskas. Ir mano šeima, kadangi reikia labai daug pinigų, ten, žinai, kitoj šaly gyventi, tai ta babulytė sumokėjo mano tėvams ir pasiėmė mane. Aišku, mano tėvai net negalvojo, kad atiduoti mano sesę ar mane. Nu, tiesiog mano tėvai labai mylėjo mano sesę, nes jie buvo vyresnė ir Na ir ji, žinai, viską nemokėjo pasirūpinti, o aš buvau, kokia maža. Ir, atidavė mane ir
ta babulytė jį, kai ką man padarė? Ką? Ji mane... Staigmena! Violeta! Kaip aš tavęs pasiilgau! Aš ne viena. Nikole! Trikse, labas. Kur Lyra? Ar kažkas kvietė Lyrą? Lyra! Trikse, tu truputėlis sunki. Oi, atsiprašau. O čia mūsų nauja kambariokė Raven. Violeta Raven. Lyra Raven. Nikole Raven. Na tai gal pulkit susirasti savo lovas. Antras aukštas mano. Mano. Na tai aišku, kas belieka. Ar man vaidenas, ar mūsų kambarę tempė dar vieną lovą? Kur? Ten. O, žiūrėk, tikrai nepastebėjau. Kas šiais metais dar su mumis bus naujokė? Ar kažkas minėjo naujokę? Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay then I could keep you warm at night. O Dieve. Lova, nejaugi tu. O ne, tu čia tik juokauji. Tik ne Lola. Kas ta Lola? Aš direktorės paprašiau, kad galėčiau su jumis bėgot. Tik ne Lola. Nikole. Kas? Geriau iki mano lovą, aš nenoriu su Lola mėgoti. Ai, rimtai, nepastebėjau, kad ir pas tave vieta laisva. Aš tuoj. Visą naktį galėsim žaisti, bėgioti, dainuoti viską, ką aš norėsiu. Čia bus tikrai smagu. Oho, ką mes čia turim naujokėlę, kurios vardas... Jos vardas Raven. Ne tavęs klausiau, Trikse, gal patylėk? Aš Raven. Aš Lola, ir jeigu nepastebėjai, aš čia valdau visą mokyklą ir aš esu pati geriausia. Lola, nemeluok. Ar aš meluoju? Tai aš niekada nemeluoju. Aš tai labai gera esu ir visada buvau ją. Aš pati geriausia, aš pati švelniausia, aš pati pikčiausia, aš pati geriausia, aš visą laiką viską laimiu. Aš pati geriausia, aš pati pikčiausia, mano badė visą laiką gražiausia, aš pati draugiškiausia, niekada nemeluoju, patylėk. Aš pati geriausia, visą laiką visur laimiu, mano akis pačios gražiausias, mano įrankės visas gražiausias, aš visą laiką viską graži, aš visą laiką viską gražiai darau, aš vienintelė tokia graži, man visą laiką patinka, visi labai mane mėgsta, aš visą laiką visur laimiu, aš visą laiką nepasiduodu, aš pati geriausia, aš visą laiką laimiu ir aš esu pati geriausia, mano lūpos pačios gražiausios, plaukai patys geriausi. Aš visą laiką graži ir visą laiką tokia būsiu. Niekada negalvojau, kad tai pasakysiu, bet dar galiu patylėti. Ar aš? Nežinai, ne tu. Aš negalvojau, kad kažkam trukdau. Oi, vėluoju į katyčių susirinkimą. Ate. Ačiū Dievui. Lyra jau gali atsikišti ausis. Jau jį baigė. Ačiū Dievui jo. O jūs nepastebėjot, kad dar nėra vienas vampės? O, žiūrėk rimtai. Kažin kas dar ateis.
Žiauriai sorry, kad vėluoju. O jėtus, kokios eilės, kol batus nusipirkau ir viską kitą. O kas ten miega? Lola. Lola? Eik tu sau, kai nepavydžiu mum. Kai žiauru. Tai kam tos batus dar pirkai? Taigi dap. Taigi eisim į tūsą. Jūs dar negavot laišką? Na, tiesiog gavom laišką, kad tūsas nevyks. Jo. Tai jo, betgi padarys kitą tūsą. Jūs neskaitot irgi? Kokią kitą tūsą? Jo, nieks nežino. Aš galiu pasinaudoti tavo triksėje kompiuteriu? Jo, pažiūrėk. Skaitau garsiai. Parašyta. Atleiskite, kad nevyks vakarėlis metų tas. Aha. Ir kviečiame į naują vakarėlį, kur koncertuos Ketenua ir jis vyks už 10 minučių? Ei, nejuokauk. Kas dar parašyta? Ką dar rašo? Vakarėlis vyks aktų salėje, tai čia mūsų mokykloj. Na, tai va. Tai gal jau varom, ką? Pritariu. Varom, Lyra. Palaukit. Ei, kur jūs išvarot? Neturim laiko aiškinti. Man rodos, likau viena. Kas čia? Čia triksės kompiuteris.